Sveiki, tai pirmas mano šio kanalo video. Aš esu Velopulso meistras daktaras. Šiame kanale norėčiau supažindinti mano žiūrovas su tuo, kaip pačiam susireguliuoti dviračio mazgus, kaip jie veikia, už ką atsako. Tokiu būdu norėčiau suteikti žiūrovams galimybės sutaupyti ne tik laiko, bet ir pinigų, o taip pat pademonstruoti savo žinias. Šiandien norėčiau Jums parodyti, kaip susireguliuoti dviračio galinį permetėją. Tai viena pagrindinių dviračio dalių, kuri atsako už persijungimą tarp didžiausio pavarų kiekio ant dviračio. Paprastai ant kalnų dviračio būna didžiausias skirtumas tarp mažiausios ir didžiausios žvaigždės. Tai yra intervalas, yra didžiausias tam, kad galima būtų važiuoti didžiausia aukštingumo kaita. Hibriduose yra šiek tiek siauresnis pavarų intervalas, o plento dviračiuose jis yra mažiausias. Todėl, kad plento dviračiuose, kaip žinia, aukštingumas nelabai keičiasi, o danga visą laiką yra beveik ideali. Taip pat man kartais padės mano kompanionas Tigris. Tai pajudėkime prie dviračio stovo ir pademonstruosiu galinio permetėjo komponentus. Jeigu neturite dviračio stovo, tai galite dviratį tiesiog apversti aukštyn kojom ir tokiu būdu naudoti dviračio vairą ir balnelę kaip dviračio stovą. Dabar aptarsime pagrindinius permetėjo mazgus, jo varžtus, už ką jie atsako. Ir apžvelgsime šio permetėjo modelį. Tai yra Shimano Deore XT kalnų dviračio permetėjas, kuris gali perjungti tarp 11 pavarų. Jo ribinė didžiausia žvaigždė gali būti 46 su 46 dantukais. Šis permetėjas išsiskiria tuo, kad jisai turi stabilizatorių, arba taip sakant, grandinės įtampėją. Kai jis įjungtoje padėtyje, štai su šiuo jungtuku, dabar jis yra on, galima jį išjungti. Kai bus išjungtas, tuomet matysime, kad kojelė lengvai judės. Bet kai mes jį jungsime, tuomet kojelė jau stabilizuos grandinę vienoje pavaroje ir neleis grandiniai laisvai šokinėti. Tai užtikrina, kad grandinė visą laiką bus vienoje padėtyje, o taip pat, kad šokinėdama nebraižys dviračio rėmo. Dabar aptarkime pagrindinius reguliavimo varžtus. Čia matome vietą, kurioje fiksuojasi trosas. Trosas eina iki perjungimo rankenėlės ant vairo. Šis varžtas atsako už ribinę padėtį ant mažiausios žvaigždutės, todėl jis pažymėtas raide H. Šis varžtas atsako už ribinę padėtį ant didžiausios žvaigždutės ir pažymėtas raide L, tai yra low, žemiausia pavara. Taip pat yra šis varžtas, kuris atsako už permetėjo kojelės aukštį. Tam, kad pradėti galinį permetėjo reguliavimą, pirmiausia turime perjungti į žemiausią, tai yra sunkiausią pavarą. Taip pat patartina atjungti grandinę kojelės stabilizatorių. Taigi, padėkime jį į išjungtą padėtį. Dabar turime pilnai atlaisvinti trosą, einantį į pavarų perjungimo rankenėlę, esančią ant dviračio vairo. Pirmiausia, turime užsukti pagal laikrodžio rodyklę ir atlaisvinti visus fizinius įtampėjus. Kartais suktukas būna šioje pozicijoje, kartais ant pačios pavarų rankenėlės, toje vietoje, kur šarvas įeina į rankenėlę. Šiuo atveju
šis permetėjas neturi čia suktuko, jis yra ant pavarų rankenėlės. Taigi, jeigu jis čia būtų, mes jį įsuktume pagal laikrodžio rodyklę, tam, kad trosas pilnai atsilaisvintų. Kai mes atlaisviname visus suktukus, mes galime atlaisvinti patį trosą, atsukę šį šešikampį varžtą prieš laikrodžio rodyklę. Dabar, kai trosas yra pilnai laisvas, mes galime pradėti apatinės sunkiausios ribinės padėties reguliavimą. Šio varžto pažymėto H, tai yra high, pagalba. Jeigu mes suksime šį high varžtą pagal laikrodžio rodyklę, tai matysime, kaip kojelė juda į dviračio pusę. Jeigu suksime prieš laikrodžio rodyklę, tai kojelė judės nuo dviračio į išorę. Turime sureguliuoti šią ribinę poziciją taip, kad kojelė, jos abu du ratukai būtų lygiai vienoje linijoje su mažiausia žvaigždute. Štai dabar galime pamatyti, kaip iš tikrųjų juda kojelė. Kai aš suku pagal, tai juda į dviračio pusę, o kai suku prieš, juda į išorę. Toliau turime įtempti anksčiau atlaisvintą pavarų trosą. Štai matome, jis laisvas. Tam galime pasinaudoti vien pirštais arba replėmis. Įtempiame kiek galime trosą, nereikia labai stipriai, nes tolimesniam įtempimui mes naudosimės šiuo arba ant rankenėlės esančių suktukų, kurį suksime prieš laikrodžio rodyklę. Taigi, užsukame trosą, nereikia labai stipriai, bet tiek, kad jisai laikytųsi vienoje pozicijoje. Kai turime užfiksuotą trosą, galime pradėti tarpinės kojelės padėties tarp mažiausios ir didžiausios žvaigždutės reguliavimą. Tam mes naudojame anksčiau minėtą suktuką. Čia arba ant pavarų rankenėlės esančios ant vairo. Taigi, pirmiausia pradėkime sukti pedalus ir bandyti perrengti į aukštesnę pavarą. Matome, kad grandinė keliauja aukštyn, bet visgi kyla garsai, nes grandinė nėra tikra, ar jai reikia būti šioje pavaroje. Jungiame aukštyn ir žiūrime, kaip ji elgiasi toliau. Kaip matome, ir toliau ji skleidžia garsus. Todėl mes turime atlikti tarpinės padėties reguliavimą ir atsukti šį arba ant pavarų rankenėlės esantį suktuką prieš laikrodžio rodyklę, tam, kad tarpinė kojelės padėtis būtų labiau į dviračio pusę. Taigi, aš pasukau pusę pilno suktuko sukimo ir stebiu, kaip elgiasi grandinė. Suku dar pusę ir girdžiu, kad garsas jau sumažėjo. Reiškia, kojelės padėtis jau yra geresnė. Jungiame toliau ir stebime, kaip elgiasi grandinė toliau. Kai prieiname kažkurią vidurinę žvaigždę tarp mažiausios ir didžiausios, galime iš šono stebėti, kokioje pozicijoje yra du ratukai ir žvaigždė. Tuomet galime tiksliau matyti, ar yra geras
sulyginimas į vieną liniją, sukant suktuką. Jungiame toliau ir stebime, kaip elgiasi grandinė. Tai panašu, jog priėjome į didžiausią žvaigždę ir dabar galime pradėti ribinės padėties reguliavimą ant didžiausios žvaigždės. Tam pasinaudosime šiuo reguliavimo varžtu, kuris pažymėtas L raide. Tai yra low už žemiausią power. Taigi, taip pat kaip ir su high varžtu, galime sukdami šį varžtą pagal arba prieš laikrodžio rodyklę reguliuoti ribinę kojelės padėtį. Su šia žvaigžde irgi turime nustatyti taip, kad visa žvaigždutė ir du ratukai kojelės būtų vienoje linijoje. Tam, kad grandinė nepersijungtų per toli ir nenukristų ant rato, arba tam, kad nebūtų per daug į išorę ir nenukristų ant prieš tai esančios žvaigždės. Atlikę šią reguliaciją, baigiame tarpinių padėčių ir ribinių padėčių reguliavimą. Dabar liko sureguliuoti taip vadinamą B-screw, kuris yra čia. Jis reguliuoja, kaip arti arba kaip toli yra kojelė nuo kasetės. Tai yra, mes reguliuojame kojelės nuotolį arba aukštį, priklausomai nuo žemės, nuo didžiausios žvaigždės. Dabar yra geriausia proga sureguliuoti B-screw, kadangi būdamas ant didžiausios žvaigždės, permetėjas yra arčiausiai kasetės. Tikslas šio reguliavimo yra toks, kad tarp didžiausios žvaigždės dantuko ir galinio permetėjo ratuko būtų likę maždaug piršto pločio atstumas. Dabar galime pradėti sukti šį varžtą ir pastebėsime, kaip tols permetėjas. Štai, aš galiu pasukti jį prieš laikrodžio rodyklę ir matysiu, kaip kojelė priartėja prie žvaigždutės. Taigi, paliekame maždaug piršto atstumą tarp didžiausios žvaigždės ir ratuko. Kuo arčiau yra ratukas prie kasetės, tuo tikslesni yra pavarų permetimai. Dabar, kai užbaigėme galinio pavarų permetėjo reguliavimą, galime dar kartą patikrinti visą pavarų intervalą. Persijungdami iki pat apačios ir atgal į viršų po vieną pavarą. Dabar galime įjungti stabilizatorių. Ir dar kartą įsitikinti, kad visas pavaras persijungia sklandžiai ir stovi savo pozicijose. Jeigu reikia papildomo reguliavimo, tai mes jau žinome, kaip sureguliuoti tarpinę ir ribinės padėtis. Taigi, atlikome galinio dviračių permetėjo reguliavimą. Jeigu jums patiko šis video ir norite sužinoti daugiau apie dviračio komponentus ir kaip pačiam susireguliuoti dviratį, tai dalinkitės šiuo video ir palaikykite mane Contribui platformoje.
Ačiū, kad žiūrėjote. Ir iki sekančio video.